Artėja egzaminai, artėja vairavimo egzaminai, yra kažkoks darbo pokalbis, vyks kažkas, kur tu net nežinai, ką padaryti ir tu bijai, tu stresauji, tau viskas, tau panika, tą vyks, niek nežinai, ką daryti. Viskas, pasimeti, ką dabar daryti. Jeigu tau tas dalyks patinka, ką tu dabar dara, tai tu anon daryk. Ant pačią didžiausią pajėgomą, pajung visą savo raketas, pajung visus bėgius ir ton daryk ant max. Bet nieka nesitikėk. Visiška tavo, tu turi nieko nesitikėti. Kaip tas atsitiks, kaip tas įvyks, kokia situacija, A, B, C, D, E, Z, G, H, W. Nesvarbu. Tiesiog daryk ant pačią galingiausią bėgiaus, ko gali. Tai patink tau piešti. Piešk nesitikėdama, kaip tas piešinys gausas. Laika egzamino lietuvių dabar. Ir mokykeis, ir daryk, kai gali maks pajėgumų, bet nesitikėk, kaip tas įvyks, kaip tu ten ateisi, atsisėsi, panikausi, nieko nesuprasi, nieko nežinosi, gausi du. Ne, išjunk ton, nes tai yra tik tavo ego iliuzija. Tikėjimasis yra tavo ego iliuzija. 2 kartus turėjau pakartoti, nes teik svarbi. Mūsų fizinis smegenys anos nežino, kaip dalykai atsitiks. Anos nežino, kaip įvyks kažkas, bet gali patirti, kaip tai įvyko. Ir gali papasakoti ir prisiminti, kaip tai įvyko. Ir vienintelis dalykas, ką žino, kaip atsitiks specifinė situacija, yra aukštesnysis to 4, 5, 6, 7, 8 dimensijos. Ten, kur tu dabar nemata, ten, kur tu dabar nesi. Tai dabar čia, 3D, fizinė realybė, su smegenim, katros nežino, kaip dalykai atsitinka. Kokį naudą iš to, kaip tu dabar darysi? Dabar tu niek nesitikėjai, darysi ant max ir viskas. Kas pasikeis? Pirma, tu niek nesitikėsi ir visą tą tau daus geriausi galimybė tai atliekti ir aišku išmanifestuoti kuo greičiau. Tai bus žymiai lengviau to padaryti, nes tu nestresausi, tau nebus stresa, tu visiškai nepanikausi, tu nieko nesitikėsi. Tas ir svarbiausia, kad jeigu tu darai kažką, kas tau patinka, bet tu darysi ton dalyką su aistra ir maks pajėgumu ir nieko iš to nesitikėsi, tu net neįsivaizduoji, kokis kurtas tau atsivers. Teik durų atsidara, kad tu negalėsim nuskaičiuoti per 10 metų. Tai tas ir pats svarbiausia. Tu daryk viskon, ant pačių pajėgomų maksimum geriaus bėgiaus ir daryk viskon su didžiausia aistra, visiškai niek nesitikėdams ir tu tad galėsi pakeisti savo gyvenimą.